MB narys negali įsidarbinti pagal darbo sutartį savo MB, net jeigu yra vienintelis narys, vadovas ir pats darbščiausias žmogus visoje įmonėje. Tačiau tai nereiškia, kad MB narys negali gauti su darbo santykiais susijusių pajamų. Jis gali išsiimti lėšas asmeniniams poreikiams ir priskirti jas 02 pajamų rūšies kodui. Nuo šių pajamų sodros įmokos skaičiuojamos nuo 90% išmokamos sumos. Įmokas sodrai sumoka mažoji bendrija. Svarbu ir tai, kad išmokant pinigus MB nariui nereikia iš jų išskaičiuoti nei sodros įmokų, nei GPM. MB narys gauna visą išmokamą sumą, o mažoji bendrija sodros įmokos sumoka papildomai iš savo lėšų. Gyventojų pajamų mokestį apskaičiuoja ir sumoka pats mažosios bendrijos narys, deklaruodamas metinės pajamas. Taigi darbo sutarties savo MB turėti negali, bet gauti su darbo santykiais susijusias pajamas, mokėti įmokas ir kaupti stažą gali. Jeigu reikia stažo, darbo sutarties nebuvimas nėra problema. Tiesiog čia viskas vyksta mažojoje bendrijoje kitokiu būdu per 02 kodą. Taigi pelningo verslo ir protingų sprendimų.